Sveiki, šiandien jums parodysiu nuostabiai fainą procedūrą, visiškai nesudėtinga ir jeigu tu dirbi kosmetologijos srityje, kaip kosmetikas estetikas, tai tikrai šitą procedūrą galėsi įtraukti, kaip sakau, į savo price listą, nes rezultatai yra tikrai labai nuostabus. Ši procedūra puikiai tinka prieš banketus, prieš šventes, na ir kaip eilinė odos priežiūros procedūra. Žodžiu, tai bus 2 viename procedūra, tai bus enziminis pilingas ir plus fonoforezė. Jeigu jūsų pacientas turi makiažą, pirmoje eilėje mes darom demakiažą. Toliau švariai prausime veidą. Na ir pradėkime. Aš susidrėkinu veidą ir šiek tiek prausikliu pagal jūsų odos tipą. Prausdami jūs galite atlikti labai švelnų masažą ir paruošti odą, kaip sakau, būtent sekančiam stepui. Gali truputį išjudinti limfą, biologinius taškus, truputį apie akytės, žodžiu, kaktą. Na ir kaip mes sugebam, įvairūs mūsų masažiniai judesiai. Nupraustus mūsų oda lieka ne tik švari, bet ir nuriebinta. Ir po vandenuko būtinai mes sekančiu etapu naudojam toniką, kad grąžinti odai pH balansą. Tolimesnis žingsnis būtų enziminis pilingas. Enziminis pilingas puikiai padės suminkštinti odos raginį sluoksnį. Taip pat šitie fermentai puikiai įsiterpia į keratino keranocitus ir juos suardo. Šitaip mes gauname be galo švelną odos atsisluoksniavimą. Užtepus pacientas gali jausti lengvą tokią kaip ir šilumą. Labai storai tikrai nereikia tepti, bet vis dėlto šiek tiek turim. Tai va, būtent enziminis pilingas neturi abrazyvo ir tinka, kaip ir minėjau, visos odos tipams. Paskui vėliau parodysiu, kad galim pajungti dar vėliau šiek tiek ir abrazyvinių dalelių, ar tai būtų milteliai, ar tai būtų kaukė. Jeigu tai jūsų oda yra būtent, sakykime, tokia stora, riebi ir neturi kažkokių būtent uždegiminių procesų ant odos. Arba kapiliarų, ar panašiai. Visa tai, kas prieš parodyta. Taip. Toliau mes uždedame kaukę, arba tai gali būti muistinė plėvelė. Tai sudarom šiokią tokią okliuziją mūsų odoje. Tuo pačiu būtent iš mūsų odos nebeišgaruos drėgmė, jinai būtent liks sulaikyta epidermyje ir galima uždėti dar papildomai šiltą rankšluostį, duoti šilumos, arba galima pajungti vapazoną. Ir jeigu jis nėra prieš parodytas jūsų pacientui, neturi, kaip sakiau, uždegiminių elementų ant odos, išsiplėtusių kapiliarų ir visa tai, kas prieš parodyta, yra prieš naudojant vapazonus. Ir taip paliekam 10 minučių, nepamirštam, kaip ir minėjau, ar tai škloti rankšluosčiais arba vapazonu. Praėjus 10 minučių mes nuėmėme, ar tai būtų maistinė plėvelė, ar tai būtų tokia plastikinė kaukė. Toliau, kaip matot, lieka dar enziminio pilingo ant mūsų odos. Mes galim papildomai uždėti abrazyvinės kaukės arba abrazyvinės pudros ir pradėti mechaninę manipuliaciją.
aš galiu šiek tiek, nors jinai man, kaip sakykime, ir prieš parodyta yra. O, sorry. Norėjau kaip geriau, gavos kaip visada. Žodžiu, kadangi mano aparatas neturi šitos manipulos, bet yra aparatų, kurie turi būtent brush manipulą, mes įsijungiame ir visą tai pradedame masažuoti. O valyti, kaip sakant, mūsų odą apie 5-7 minutės. Tai padės dar greičiau mūsų odai pašalinti seną suragėjusį sluoksnį. Vietoj nesustojam, visą laiką judam sukamaisiais judesiais. Taip pat žiūrėkim plaukų zoną, kur, ne, kad neįtrauktų plauko, kartais į tą brush gali įtraukti plaukus. Ir taip apie 5-7 minutės nosį, jeigu jūsų brush yra didelis, truputį atitraukiam į šoną ir pravalom. Iš visų pusių, iš kitos pusės ta pati manipuliacija. Jeigu oda yra jautri, jeigu oda yra su uždegiminiais elementais, jeigu turi matomų kapiliarų, abrazyvo tikrai nenaudokit. Užteks tik tais enziminio pilingo. Bet jeigu oda yra stora, riebi, tikrai galit papildomai uždėti, kaip ir minėjau, dar abrazyvinį ar kaukę, ar pudros. Jeigu nusprendėte atitraukti brush, tai yra šepetėlius nuo veido, atjunkite. Pirmoji eilė atjungiame ir tada atitraukiame, nes visi šepetėliai yra pilni kaukės, taip ir gali taškytis jums į šonus. Užbaigus šitą manipuliaciją, tai yra šveitimo procesą, mes švariai nuplauname veiduką. Čia aš darau jums namų sąlygom ir rodau, taip, o jau salone jūs tai padarysite žymiai geriau. Bet rodau tam, kad jūs suprastumėte ir aš jums parodyčiau, koks rezultatas yra. Gražiai nuplauname ir vėl po to su vienkartinė servetėlė mes nusausinsim. Taigi nusausinam ir vėl tonizuojame odą. Galit pastebėti tokią lengvą eritemą, ypatingai tą zonoj, kadangi, kaip bebūtų, tai vis dėlto vis suaktyvėjo visa kraujotaka. Toliau naudosiu peptidus, tai yra būtent kamieninės ląstelės su augimo faktoriais. Kitaip sakant, tai yra vis dėlto baltymai, o ko nemėgsta baltymai, tai yra pačio rūgštinio pilingo, stipraus ir rimto rūgštinio pilingo. Reikia uždėti visiškai nedaug. Paskirstum visur ant odos plonai į visas zonas. Akių liniją, kaip pastebit, aš visada apeinu. Ir pereisim prie kito stepo. Sekančiu žingsniu mes naudosim mezohiel kaukę. Tai gali būti ir visiškai kitos kaukės, bet jos būna labai stipriai tokio geliniu pagrindu, sakykime, primaitintos, labai ilgai išbūna ant mūsų odos ir taip greitai nesusigeria, sakykime, ir kokia dar nauda ir puikiai tinka dirbti su fonoforeze. Kaip matot, jinai yra visiškai truputėlį kitokia, jinai yra be galo prisotinta, tikrai be galo stipriai prisotinta maitinančių medžiagų, maitinančių, drėkinančių ir raminančių odą, žodžiu, hialurono rūgštis ir visa kita. Taigi, aš esu pasiruošus, turbūt jūs mane matot. Jeigu kartais kaukės, kadangi jūs yra gaminamos standartais, ne, ir jums sakykime, kaip trūksta, kaip ir nosytė, jūs galite čia atkirpti. Tikrai ar prie kyčių yra trūkumus, čia perkirpam truputėlį ir tada mes galim gražiai užkloti, nes, kaip sakau, veidai yra skirtingi, didesni, mažesni, smulkesni, žodžiu, o kaukės yra gaminamos standartiškai.
Naudosim ultragarsą, tai yra fonoforezė. Kaip matot, jinai turi du impulsus - tiesioginę ir netiesioginę, tai yra banguota tokia. Taip pat nusistatom šilumos padavimo impulsą. Netiesioginę mes galim visiškai nuimti šilumos impulsą ir naudoti būtent kuperoziniai, rozacėjiniam veidui. Tiem, kam, sakykime, yra prieš parodyta šiluminė banga. Taigi įsijungiam manipulą ir lėtais judesiais mes pradedame suvesti į gilius odos sluoksnius būtent maitinamuosius ingredientus. Taigi, ultragarsas turi tris būtent efektus, sakykime. Pirmas iš jų yra, tai yra būtent šilumos poveikis į kraujo indus, taip, ne, į mūsų kapiliarus ir, žodžiu, sakykime, duoda tokią reakciją jiems, kad jie pakelia jų tonusą, padidina jų cirkuliaciją ir antras būtų, ir automatiškai, sakykime, mes žinom, kuo kraujotaka dirba geriau, greičiau, tuo automatiškai oda yra primaitinama yra deguonimi. Antras, tai būtų mechaninis poveikis, taip, tai yra būtent tarpląstelinis poveikis, taip, nes būtent ultragarso banga duoda, sakykime, į tarpląstelinę terpę tokią vibraciją ir pasiekia būtent net jos membraną ir kad mūsų tie ingredientai greičiau pasisavintų į ne tik tais į tarpląstelinę, bet ir pačios ląstelės, būtent, sakykime, tą ertmę. Trečias poveikis tai būtų cheminis, nes būtent ultragarso banga padaro odą mūsų šiek tiek šarminę ir tai duoda tokį puikų priešuždegiminį procesą, taip, padeda būtent uždegiminiam procesams, bei taip pat, kaip priminėjau, padeda priemonė nukeliauti ir įsisavinti žymiai geriau ir giliau. Taip, kad tai veikia visiškai kitaip negu rūgštys. Būtent tuom ultragarsas ir yra labai gerai, taip, kada mes negalime naudoti rūgščių, ypač jeigu mes norim suvedinėti peptidus, tai yra baltymus, taip, aminorūgštis, jeigu mes norim suvedinėti, nes rūgštis gali pakeisti jų būtent pačią baltymo struktūrą, gali juos, sakykime, kaip suvirinti, susukti, žodžiu, tikrai pasikeičia visiškai jų struktūra ir būtent rūgštis ir aminorūgštis tiesiog du nesuderinami dalykai, o su ultragarso banga, tai yra su fonoforeze, šituos ingredientus mes galime labai fainai integruoti į odą. Jeigu jūs neturite kažkokių panašių kaukių, o norite tiesiogiai suvesti produktą į odą, kažkokį tai serumą, ar tai būtų, kaip ir minėjau, aminorūgštis, ar tai kažkokie energetiniai kokteiliai, ar hialurono rūgštis, žodžiu, jūs šitą produktą turėtumėt tepti daugiau, nes visą laiką turi būti kaip ir slydimas. Jeigu produktas susigėrė, jūs turite kartoti arba zonomis daryti. Pirmą atliekame, užsitepame priemonės ir atliekame tik kaktoj ir po to zoną ir kitą zoną, vėl kitą zoną. Taip pat galima atlikti ir kaklo srity, ir dekolte. Žodžiu, merginos, o jeigu jūs turit, kaip ir sakau, jeigu jūs dar naudojat, pavyzdžiui, kaip laidininką, kažkokį tai enhancerį, ar papildomą gelį, kad kaip laidininką, tai po to jums teks visą tai nuplauti nuo odos, o jeigu nenaudojam, tai būtent priemonės mes ir paliksim. O kadangi šitos kaukės yra, kaip ir minėjau, truputį kitokios, jos yra be galo stipriai, tokio kaip gelinės labiau konsistencijos prisotintos ir mums užtenka pilnai 15 minučių atlikti visą manipuliaciją ant odos. Štai praėjus 15 minučių mes nuimame kaukytę. Čia ganėtinai daug priemonių dar liko ant odos. Mes jos galime švelniai įmasažuoti į odą arba
Pasižiūrėkit, kokio skaistumo lieka oda. Arba, vėlgi, jeigu yra didžiulis perteklius, mes galime likučius nusausinti su servetėlė vienkartinė ir uždėti bazinius paakių kremuką ir veido kremuką ir paleisti savo pacientą į gyvenimą, į gražią dieną. Tai tiek, tikiuosi buvo naudinga. Ate, ate. Dabar parodysiu šiek tiek iš arčiau, kad jūs matytumėt, ko mes pasiekėm šitos procedūros metu. Tokio be galo skaistaus, lygaus odos poveikis, nes mes paveikėme būtent šlifavimo būdu, labai padarėm glotnų viršutinį odos paviršių, nuėjo raginis sluoksnis, oda liko primaitinta, pridrėkinta, švytinti, skaisti, tokia forforinė. Nu, žodžiu, labai neblogas efektas.